Šiandien laida bus apie tai, kaip mes pradėjome vairuoti 2014-aisiais žalio arklio metais. Tai dar gerai, kad ne balto. Labas, čia Reidas. Na ką, mėly Reido žiūrovai, 2014 metus mes pradedame iš naujo kelio, Priekulės aplinkelio. Čia pirma istorija, nutikusi sausio 1 dieną. Taigi nauji metai, nauja laida, naujas kelias. Kelias tai čia Priekulės aplinkeliu vadinamas. Praėjusių metų gruodį atidarytas ir jau įmantrių istorijų ar pavairavimų čia netrūksta. Sausio 2 dieną čia bandydamas apsisukti sankryžoje nuvažiavo į griovį ir užstrigo automobilis Mitsubishi Pajero Sport. Vairuotojas dingęs. Keistas toks, sakytume, vairuotojas. Duris užrakino, o langą paliko pravirą. Negalėjo atsistebėti pro šalį važiavusio sunkvežimio vairuotojas. Gal biškį pakalės iš po vakar. Iš po vakar mes visi pakalė. Neišgaravęs gal. Ir nepasuko. Kai atvažiuos policija, bus nustatyta, kad automobilis priklauso 1958 metais gimusiam Klaipėdiškiui, kuris išvakarėse automobilį paskolino sūnui. Sūnus dabar turės atsakyti į daug klausimų ir policijai, ir tėvui, nes nepradėsime mes čia ardyti naujo kelio kranto savo griozdų ratais. Nepradėsime. Vieno vakarinio transporto piko metu policija gavo pranešimą, kad mokyklos gatve važiuoja itin girtas automobilio Volvo vairuotojas. Kitas pranešimas atskriejo iš Šilutės plento, kad to paties Volvo ekipažas sukėlė avariją ir tarp incidento dalyvių kilo muštynės. Avarija smulki, aistros didelės ir girtos. Prikiavosi, tipo į Ostaliną išbraukė. Ir pabraukė truputį, taip? Išėjau su pažiūrėt, kas ten yra, jie gatavai vyriukai. Tai keliese buvo? Dviese. Bet mums antras nereikalingas, mums reikalingas vairuotojas yra. Vairavo Olegas, kaip supratau. Supratau, aš jį radau. Automobilį Mazda 5 kepštelėjusio Volvo vairuotojas buvo girtas ir bandė suklaidinti pareigūnus, teigdamas, kad jis čia ne prie ko. Jis ėjo pro šalį, kai staiga pamatė savo automobilį. Gerbiamas Olegai, laba diena! Laba diena! Juokinga? Olegai, kur važiavot? Niekur nevažiavau. Niekur nevažiavot? Ėjot pėsčiom? Nuo mokyklos gatvės? Su automobiliu Volvo? Ne, čia kažkur tai jūs čia durą stumdo. Durą stumdau aš. Atsiprašau, aišku. Olegai, dar... Aš norit man pasakyti. Aš noriu paklausyti, ar jums nauji metai tęsiasi, ar čia nuo kalėdų lupat? Ne, čia aš nauji metai tęsiasi, nu aš niekur nevažiavau. Kaip sakot? Aš nauji metai tęsiasi, nu aš niekur nevažiavau. Už vairo aš nesidėjau. Olegai, mes tikime, kad dabar šį siužetą žiūri blaivus, o tada paklausyk savo pezalų. Paklausyk, ką tu kalbėjai. Ar čia vairuotojo pažymėjams? Asmens dokumentas. Man vairuotojo pažymėjams reikalinga. Nėra. Kaip tai nėra? Vo, prašau, žiūrėk, kur jis yra. Nėra čia. Nu, ištrauk čia. Be rankų. У меня взял карточку. Хорошо. Be rankų, sakau. Демон ir pušia. Prašau. Не души. Да, я сам. Не надо, я тебе ничего не дам. Я подержу, и ты давай дуй. Пока скажу, хватит. To šventė savo kvapą keliuose palieka konkretų. Kai jau pradeda žmonės lupti gruodžio vidury, tai baigia po 3 karalių. Aišku, jeigu baigia. Šie laidoje dar bus girtų avarijų ir ne šiaip avarijų, o tragedijų. Štai kad ir kitas siužetas iš Skuodo rajono. Klaipėdos apskrityje pirma tragiška avarija nusinešusi žmogaus gyvybę įvyko sausio 3 dieną apie 9 val. Vakaro Skuodo rajone, vingiuotame žvyrkelyje Skuodas Mosėdis Šaukliai, kai nuo aukštos kelio sankasos į griovį nulėkė ir vertėsi girto 40-mečio vairuojamas automobilis Renault Scenic Megane. Įvykio vietą suskubę policijos pareigūnai iš vairuotojo vietos ištraukė girtą vyriškį, kuriam vėliau bus nustatytas vidutinis girtumas – 1,92 promilės alkoholio. Šalia vairuotojo sėdėjusiam keleiviui, 41 metų Mosėdiškiui Sauliui, jau niekas negalėjo padėti. Jis žuvo iš karto. Iš galinės sėdynės Skuodo ugniagesiai gelbėtojai ištraukė 2 vyrus ir 1 moterį. Vairuotojas ir 1 keleivis gydomų ligoninėje, o mergina ir dar 1 vyriškis paleisti gydytis namo. Visi buvo neblaivūs. Avarijos vietoje mėtėsi alkoholio butelį. Beje, mašina patyrė avariją toje vietoje, kur jau anksčiau yra žuvę žmonės. Apie ką byloja čia įkaltas kryžius. Posūkis, miškas, žvyras, aukštas skardis, tamsa ir alkoholis. Štai jums pirmosios mirties Klaipėdos apskrityje receptas. Įvykį tyrė Skuodo rajono policijos komisariato pareigūnai. Deja, ir kitas siužetas bus girtas.
Šeštadienį apie pietų Šilutės plente į prie žiedinės sankryžos stovinčių automobilių būrį įsirėžė piliečio Felikso vairuojama Opel Vectra. Feliksas su Vectra trenkėsi į Ford Mondeo, tas savo ruožtų atsirėmė į Ford Focusą. Kokios problemos, Feliksai? Kame reikalas? Ir dabar švaks būsit? Nu švaks. Švaksą, ne? O dabar žinot, kiek reikalų pas jūs bus? 3 žmonės išvežti į ligoninę. Ko vardu esat? Kaip? Feliksas. Feliksas? Kiek jų pačiai metų? 55. 55 Feliksai. Reikalų bus dabar, Feliksai. Feliksas net nesuskaičiavo, kad į ligoninę buvo išvežtas ne tik 5-metis berniukas su mama iš Mondeo, bet ir Mondeo vairuotojo mama. Čia sužeisti žmonės. Šitą vairaut jūs. Tai jūsų vaikas sužeistas, taip? Ne, mano šeimos draugai. Ai, šeimos draugai. Kiek metų? 5, man atrodo. 5, berniukai. Jo. Berniukai. Stovėjot, aišku, taip? Jo, stovėjom. Stovėjot ir gauti galą. Gauti galą. Pats su šito lapu važinėjai? Neatbulas važiavai? Sargiai, nepagliukiu po mašiną. Jeigu pastebėjote, tai interviu metu Feliksas nelabai tvirtai kalbėjo. O kodėl? Į šį klausimą turėjo atsakyti alkoholio matuoklis. 197. Vakar Skuodo rajone, kur vairuotojas užmušė keleivį, ne, aš jums papasakosiu, lygiai tiek pat įpūtė, 197. Lygiai taip pat. Na štai, vidutinis girtumo laipsnis. Ir tai dar ne viskas. Pasirodo, kad Feliksas vairuotojo pažymėjimą yra pragėręs dar 2006 metais Naujojoje Akmenėje. Ir ką? 6 metus važinėjo be vairuotojo pažymėjimo? Ne, sako, kad nevažinėjo. Tik šiandien, važinėjo ir prisavažinėjo iki bylos, iki tyrimo, kuris pradėtas Klaipėdos kelių policijos biure. Žinias iš artimoje užsienio pradeda juodos spalvos visureigis. Žiūrėkite, jie ten nagli kaip ir čia Klaipėdoje. Negana to dar ir nuvažiavo. Čia toks stilius. Už šio automobilio vairo ne blondinė, o pagyvenusi rudė. Tai, kad pagyvenusi, tai taip ir pavairavo. Diena, matomumas geras. Kur reikia žiūrėti, kad nematyti kitų mašinų, tai neaišku. Pastatei automobilį, užtrauk rankinį stabdį. Nežiūrėk, kaip gali atsitikti. Tai dar gerai, kad žmogelis spėjo sureaguoti ir atšoko nuo griozdiško mašinos užpakalio. O tam įžuliam sportininkui taip ir reikia. Ko jis priešingą pusę važiuoja, kirtęs dvigubas ištiesinės linijos? Ką jis, gudresnis ar lygesnis? Kita vertus, kodėl turi kentėti nekaltas vairuotojas, ką? Dabar pamatysite sveikų protų nesuvokiamą kaktomušą. Gal savižudis, o gal ir ne. Panašią istoriją išvysite antroje laidos dalyje apie vos ne kaktomušą prie Kryžkalnio. O dabar, žiūrėk žmogau, kaip tu rikiuojas, kaip tu gali šitaip važiuoti, kaipgi tu keiti tą važiavimo kryptį, ką? Dar vienas sveikų protų nesuvokiama kaktomuša. Ir tai dar ne viskas. Kazokas deda atbulas ir pabėga iš įvykio vietos. Lyg numerių niekas nematytų, lyg registratoriais rusai masiškai nebūtų apsiginklavę. O tai bus visiems, kurie sumanys sukti kairėn iš pirmosiosios, o ne iš kairės kraštinės padėties. Skaudžiai pilta. Tiesa? Kartais automobilius sumėto dėl nepaaiškinamų priežasčių ir tiesus kelio ruožas ir atrodo to žvyro kelkraštyje neturėtų būti, tačiau vis tiek į atitvarus pilta nevaikiškai. Na, reikia jų kažkada išvažiuoti iš šalutinio kelio, o pagrindinėme kelyje džentelmenų būna mažai, nesustos, neišleis, geriau įvažiuos. Ir rubrikos pabaigoje istorija apie tai, kad saugokis vilkiko. Vilkiko saugokis, sakau, jam tai kas, gausi galą, nieko nepajus ir nuvažiuos, o tu ir liksi sudaužytą nosimi, jeigu ne, baisiau. Dabar tradicinė reklaminė pertraukėlė, o po jos toliau laidoje matysite. Per mamos sukeltą avariją sužeista 10-metė mergaitė, keleivinio autobuso pabaidyta Toyota nuskrido į priešingą eismo pusę. Per lietų kai kurie keliai turi savybę pasibaigti ir sausio mėnesį dviratininkai nebestebina. Juk kokia žiema, toks ir eismas. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jie autostradoje priešingai mus. Visa reklama ir anonsai, o dabar tai, ką žadėjome iki jų. Trečiadienį apie 8 val. Ryto Klaipėdoje, Liepojos ir Panevėžio gatvių sankryžoje susidūrus 3 automobiliams sužeista avariją sukėlusios moters 10-metė dukra.
Automobilio Citroen C1 vairuotojai išvažiavusi iš šalutinės Panevėžio gatvės į Liepojos gatvę staiga sustojo ir ją atsitrenkė antrą juostą važiavęs automobilis Volkswagen Passat. Šis atšokęs nuo Citroeno dar kliudė šalia buvusį automobilį Subaru Outback. Išlindo ir sustojo. Jūs važiavot pirmą juostą? Antrą važiavot. Atsitrenkėt, jis susuko. Citroenas susuko. O šitas Subaru? A, jūs atšokot į Subaru, ne į Citroeną kirto. Supratau dabar. O tai ko jinai sustojo dabar ta moteris? Pasilėtė, jinai šoko greitai ir sustojo. Į ligoninę išvežta 10-metė Citroen C1 vairuotojos dukra. Mergaitė sėdėjusiai ant galinės sėdynės sumušta galva. Paaiškėjo, kad automobilio Subaru vairuotojas pirmoje eismo juostoje sustojo, kad išleistų iš šalutinės gatvės išvažiuojantį automobilį Citroen. Šio vairuotoja atvažiavusi iki antros pagrindinės gatvės juostos, pamačiusi atvažiuojantį Volkswagen Passat, sutriko, sustojo ir gavo į automobilio šoną. Visi incidento dalyviai buvo blaivus. Automobilio Volkswagen Passat civilinės atsakomybės draudimas buvo pasibaigęs avarijos išvakarėse. Čia dėl avarijų reidas lankosi dažnai ir vietiniai gyventojai turi savo receptų, kaip apsaugoti šią vietą nuo incidentų. Norėjau sakyti, kad čia reikia kalnelio. Pats žinai, kiek šitų avarijų būna. Čia būna darbo. Aš čia gyvenu, matau, čia būna beveik koždą savaitę. Uždėkit kalnelius, atliekia iš čia pagrindiniai išvažiuoja, čia pučiu į perimti. Vienu žodžiu, turi būti kažkokia. Matot, atliekia. Šiuo atveju, čia išvažiavimas iš šalutinio kelio, matote, yra čia. Taip, ale vis tiek greičiai ištekai tik pravažiuoja, duoda čia pučiu į perimti, čia reikia būti tai kalnelio toj vietai. Jūs taip galvojate? Man taip atrodo, aš jau ir vairuotojas, senas vairuotojas, pradirbęs daug, 40 metų žinau, kad ten. Mane tai asmeniškai kalneliai užknisa, žinokit. Tai tą situacijas maždaug žinau. Na, vieno ištiso greičio slopintuvo Klaipėdos gatvėse nepatiesi. Avarijų buvo ir bus. Tarkim, greičio slopintuvus įrengė ir Baltijos prospekte priešais fatališką pėsčiųjų perėją, tačiau ir toliau ten trankomi žmonės. Trečiadienį tai buvo ne vienintelė avarija, per kurią buvo sužaloti žmonės. Klaipėdoje apie 16 val. Šiaurės prospekte, netoli rytinės avarijos vietos, susidūrus automobiliams Toyota Corolla ir Peugeot 407, sužeista Toyotos keleivė. Moteris su savo galva išmušė keleivio pusės durelių stiklą. Prieš 21 metus pagaminto automobilio Toyota Corolla vairuotojas Rimantas pasakojo, kad jis išsigando šalia važiuojančio keleivinio autobuso manevro. Autobusas važiavo pirmą juostą, aš važiavau antrą juostą. Ir staigiai autobusas rikiavosi į antrą juostą. Tiesiog aš nenorėjau autobusą atsitrenkti, stabdžiau, šitoj vietoj pradėjau stabdyti, mane apsuko, nes vairą biškį pasukau. Taip. Ir kabinau bartelį ir išlėkiau priešingą kelio eismo juostą ir tada vežas tiesiai mane. Dabar, jeigu aš teisingai suprantu, jūs važiavot antrą juostą? Aš antrą. Antrą juostą. Autobusas? Pirma. Autobusas ką norėjo padaryti? Čia į apsisukimą? Ne, ne apsisukimą, jis, aš nežinau, jis į antrą juostą. Tiesiog įvažiuoti į antrą juostą. Aš buvau prie autobuso galo. Aš neturėjau ką daryti. Tiesiog stabdis ir važimas ir mane, kai vairą biškį dar bandžiau, taip sakant, pasukti, kad išvengti autobusų, užsuko. Nevaldama Toyota šoktelėjo net iki pirmos eismo juostos priešingoje eismo pusė, kur kaktomuša vožtasi į dešinę kraštinę juostą važiavusi automobilį Peugeot 407. Šis po smūgio nuskriejo ant žalios vejos ir nurimo visai šalia pėsčiųjų perėjos. Automobilyje šovė saugos pagalvės, beje kažkas buvo pradėję rūkti iš bagažinės, tad įvykio vietą buvo iškviesti ir gaisrininkai. Per avariją sužeista automobilio Toyota Corolla keleivė, vairuotojo žmona Virgilija. Moteriškė savo galvą susižalojo išmušdama keleivio pusės durelių stiklą. Vaiko automobilyje nebuvo, abu incidento dalyviai buvo blaivus. Autobusas įvykio vietoje neužtruko, jo valstybiniai numeriai neužfiksuoti, spalva neaiški. Vėliau internete pasibilėjo komentarai, kad jokio autobuso nebuvo, buvo tik didelis Toyotos greitis, bandant įvažiuoti į apsisukimą. Dėl šios avarijos Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas tyrimas. Įvykio vietą sutvarkė Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai. Sumaitotas mašinas išvežė dėdės Petro techninės pagalbos evakuatoriai. O! Молодец! Vos sustoja, ne? Guk 1, 2, 3. Kai lyja, nieko nesimato, bet juk reikia kažkaip galvoti, kad kelias kažkada gali ir baigtis, arba jeigu nesibaigti, tai bent kažkur nusukti. Tuo įsitikino Mazdos vairuotoja, kuri atvažiuodama nuo Dauparų pusės, ties Baukštininkų kaimo, privažiavusi kelią Klaipėda Jokubavas, jį kirto skersai ir tada kirto į elektros apšvietimo stulpą taip, kad pusė kaimo liko be elektros. 30 metų svajoklė, turinti net 5 metų vairavimo stažą, per avariją nenukentėjo, sprogo pagalvės. Ji prisipažino, kad šio keliu važiavo tik 3 kartą, o ženklų nepastebėjusi
per savo svajas, kurias sustiprino lietus. Europa bus nepatenkinta dėl šios avarijos. Europa davė pinigų, kad būtų modernizuota ši sankryža, o čia atvažiavo mergina ir paliko kaimą be elektros. Tai dar gerai, kad pagrindinių kelių niekas nevažiavo, nes kita istorija bus apie tai, kad per lietų skersai kelio geriau nevažiuoti. Ta patį trečiadienį, apie 8:30 vakaro, Klaipėdoje per avariją sunkiai sužalotas dviratininkas. Tokia menka žemė, kad net nebestebina, jog sausio mėnesį pilnas gatvės dviratininkų. Klaipėdoje Šilutės plente visureigio Lexus vairuotojas, užsienietis, išvažiuodamas iš apsisukimo vietos, partrenkė skersai per kelią bandžiusi pravažiuoti dviratininką. Šioje vietoje nėra pėsčiųjų perėjos, ji kiek toliau. Pasak liudininkų, dviratininkas romiai stovėjo automobilių stovėjimo aikštelėje, tik staiga šovus kažkokiai išganingai minčiai, sėdo ant savo aparato ir pabandė pervažiuoti skersai gatvę. Tuo metu Klaipėdoje smarkiai lijo, nors dviratis apginkluotas žibintais ir šviečiančiamis detalėmis, jo valdžiusio asmens veiksmai buvo labai netikėti. Ligoninė 36 metų Dariui diagnozuota politrauma. Taip pat medikai praneša ir apie dviratį vairavusio asmens girtumą. Visureigį vairavęs Johansenas buvo blaivus. Toks buvo trečiadienis Klaipėdoje. Per 3 avarijas sužeisti 3 žmonės. O dabar filmuoja reido reporteriai ir jie pradeda savo darbus sausio 1 dieną, kai prie Kužiedinės sankryžos užsiplėskė senas Renault S-Pace'as. Jokie gesintuvai nepadėjo. Tiesiog miltų buvusių juose neužteko, kad sutramdytų tokią liepsną. Su tokiais gaisrais gali kovoti tik ugniagesiai gelbėtojai. Automobiliu į ligoninę aplankyti žmonos vyko vyriškis, o automobilio ėmė ir neliko. Pravažiuojant pro šalį netrukus pamatysite, kad ten, kur buvo variklis, liko tik rūkstanti skylė. Antra istorija atsitikusi taip pat sausio 1 dieną, tai tiesiog laikyt. Jūs netrukus pažinsite Lietuvą, šią Lietuvos dalį. Matote degalinėje dešinėje pusėje, o kairėje degalinę matote? Teisingai, čia Kryžkalnis, magistralė. Netrukus pamatysite tai, ko niekam nelinkime pamatyti – šviesas skriejančias į tave. Gero idioto būta. Balti arkliai medinio arklio metais išvijo durnių prieš eismą magistralėje. Ir dar neaišku, kiek jis taip važiavo, ar tik ne iki Kauno. Čia Lietuva, čia balti arkliai po magistralę vaikšto sausio 1 dieną, o ne mediniai, juolab žali. Dar viena šventinė istorija, šį kartą iš Palangos, Sodų gatvė. Tik rami ir šiuo atveju labai geros aplinkybės susiklostė šios vaizdo medžiagos autoriui. Gerai, kad jis lenkė stovinčią mašiną, nes jeigu būtų nelenkęs, o važiavęs savo juostą, būtų girtuokliui per galvą pervažiavęs. Nauji metai, Palanga, vartausi, kur noriu. Kai vietiniai apsauginiai gudriai važiuoja, dvigubą ištisinę kertą net ne priekiu, o užpakaliu. O ką tu jam? Jis skuba iškvietimą, neva. Ir važiuojant prie geležinkelio pervažos turime būti itin dėmesingi, nes traukinys nesustos ir nepraleis. Ši vietelė yra už priekulės link Kintų, jeigu važiuoti. Šį kartą atleiskime šio automobilio vairuotojui. Jis privažiavęs prie geležinkelio pervažos, turbūt nepakėlė akių pažiūrėti, koks semaforas dega, o dega jis raudonai. Ir kita istorija apie geležinkelio pervažą. Klaipėda, Tilžės gatvė. Ir nekreipkite dėmesio į tą nesustojusi prie stop ženklą. Jūs pasižiūrėkite, ką išdarinėja 3X vairuotojas, o valstybiniai numeriai tai matosi FHA 399. Komisaras laukia paaiškinimų. Bet ką čia 3X ar 5, jeigu keleiviniai autobusai varo degant raudonam šviesoforo signalui? Štai, visi jau stoja Taikos prospekte, prie šviesoforo reguliuojamas pėsčiųjų perėjos, autobusas ne. Tame pačiame Taikos prospekte dar Toyota Yaris pravarys jau degant draudžiamam šviesoforo signalui. Nespėjo sustoti, na ką padarysi, nespėjo. Nuo dabar keliamės į Šiaurės Lietuvą. Kelias Joniškis Linkuva tarp Pašvitinio ir Truškonių. BMW su savo būdingais vairavimo elementais, dėl ko tautiečiai ir varončios markės automobilių, bet jeigu jau žmonės taupus, tai jie ir nežibina posūkių lempelėmis be reikalo. Dar perdegs lemputė, 2 litus kas mokės už ją, ką? Ir dar tęsiant šventinę temą, tai Debrecino gatvėje štai vyrutis sumanęs iš garažų namo pareiti, dar eismą pareguliuoti sumanė, it koks draugovininkas anais laikais būtų buvęs. Ir tai dar ne visa istorija, dar toje pačioje Debrecino gatvėje prieš nosį pasukta drąsiai, labai drąsiai. Ir kaipgi mes savo laidoje be Vilniaus, prašau, ir Vilnius jums, ir automobilis BMW, Žalgirio gatvė, čia prieš patį važiuojant į žiedą BMW įmantriai pavaro, tiesa? O čia jau Klaipėda, čia tiltas, čia gudruolis pavarys, štai taip. Jis ko gero nieko nepažeidė, nes jeigu jam taip reikia, tai jis taip ir varo, ką? Tai čia tas pats Klaipėdos tiltas, tik naktį ir iš kitos pusės. Na, labai jau raudonam šviesoforų signalui degant parvarė mašinėlė. Parvarė, sako, kad mergina vairavo, na mes privažiuokime ir pažiūrėkime, nors numerius komisaras užsirašo FFV 287, Feliksas Vilnius 287. Klaipėda, Rūtų gatvė. 3 eismo dalyviai juda įjungia atbulinės pavaras. Vienu metu
Vaizdo registratoriaus turėtojas pavažiuoja, pasisuka to jo važius, tačiau jam kelią užtveria kitų dviejų atbulų baks pukšt. Ką, nepajutot, kad nuvažiuojat? Ne, negali būti. Važiuoja į aikštelę, kad įsiaiškintų, kas kaltas. O kalti abu, nes abu važiavo atbuli. Ar kaltas vienas, kuris labiau važiavo, negu tas, kur atbulas važiavo, bet sustojo. Ką manot jūs, ką? O čia istorija apie tai, kad nezystumėte, jog ką mes čia rodome posūkių nerodymus. Mes rodome chroniškus posūkių nerodymus. Kaži, čia viską pasako valstybinių numerių skaičiai, ar ką? Ar kaip čia suprasti? Gal šiuose Toyota modeliuose nėra svirtės? Pamatysite, kad tas svirtis yra. Tas bus vėliau, o dabar žiūrėkime, kad mūsų neprispaustų. Gal ir gerai, kad už šios nusižengimus pakėlė baudas. Lupti po 100 litų už kiekvieną neparodymą. Tai kitą kartą žinos, ką reiškia tingėti pirštą pajudinti. O juk svirtis tai yra ties posūkiu į Mogiliovo gatvę, posūkio žibintai tai sužibo. Čia adrenalino kelnėse apturės ir lenkiantysis į kalną ir tas, kur leidžiasi nuo jo. Kelias už rimkų. Čia nelenkti prieš kalną prašo sveikas protas. O sveikas protas yra visada geriau už ištisnes linijas ar kelio ženklus. Ir vis tiek, iš galvos neiškrenta tas kryžkalnio pavairavimas. Jeigu taip vairuosime ir šiais metais, tai tada atleiskite, reidas buvo ir bus. Viso gero. Pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro Baltikum televizijos eteryje. Daug kas gali keistis, tik ne reido laikas ir vieta. Būkite aplankyti ir pabučiuoti.